Zip FM. Yeah, baby, this is Zip FM and this is Radestai. Justinas ir Rolikas. Привет. Привет, пацанчик. Čia tai Тржаш. Ko tai taip garsiai kalbi? Дружочек, посмотри, скрипчик. Нет, aš mačiau. Ты прочитал ее все? Tai viską aš perskaičiau. Ты моги быть кебаб? Ne, tai. Не проблема. O, Jėzus. Davai. Tai klausyk, o kaip tu galvoji, skambinti iš šito Iš neaiškaus. Šefon, ne? Iš šefono? Va. Pam. Let's watch, what's going to watch. Skambinam Egliai, kurie skynė braškės Norvegijoje ir jie dažnai kabindavo babai. Pažiūrim, kas bus. Angliškai kalbėsiu. Norit по-английски? Nu? Nagi, nelabai kažką, ne? Sveiki, vartotojas, kuriam skambinate, neatsiliepia. Na, aš supratau, kad neatsiliepia. Tokį. Kaip sakant, delnų per veidą, ar kaip čia reikėtų? Nu, visiškai. Gerai, dar viena mergina yra šiandien. Toje aš tau rodo dabar gyja, gerai? Labai graži? Ar labai mergina? Ar labai graži, ar nelabai mergina? Yra linkas, prašau vertinti pačiam. You like the face. Aš to jau ją įvertinsiu, aš ją įvertinau. How much tu ją įvertinau? Aš ją įvertinau, galime paskambinti jai. Va. Davai, asfaltuok. Bet gal čia mes jau klausyk šitas kokio nors blogo karmą savie turi tas noras pasfaltuot. Asfaltuojant, taip žiūrėjau. Davai dabar, reikia klausimą atsakyti. Klausau. Labas vakaras! Labas vakaras, labas vakaras! Ar mes kalbame su Julita? Taip. Jūs buvote užregistruota nuostabiam žaidime MFPs. Ir dabar jūs galite laimėti naujų telaitį su manųjį eldefoną. Ane? Klausau. Viskas, ką jums reikės padaryti, bus atsakyti į 3 paprastus klausimus. Ar jūs pasiruošusi žaisti MFP? Ir laimėti. Pasiruošus. Kągi, pirmasis klausimas šį vakarą skamba taip. Ar gali kiaulės sirgti epilepsiją? Tai turbūt... Atsakymo variantai. Taip, gali. Ne, negali. Gali, jeigu nori. Koks yra jūsų atsakymas? Ne, negali. Ne, negali! Ir tai yra teisingas atsakymas, ne! Negali! Jie negali! Sirgti kiaulės negali! Epilepsiją sirgti! Negaliu. Kągi, ir štai skamba antrasis klausimas. Kai Lietuvoje viešėjo garsusis aktorius Keanu Reevesas, jis nusipirko lašinių Kalvarijų turguje. Išgelbėjo mergaitę iš gaisro. Keanu Reevesas niekada nebuvo Lietuvoje. Koks yra jūsų atsakymas? Keanu Reevesas niekada nebuvo Lietuvoje. Ar jūs galite paneigti? Ar jūs esate pasiruošusi atsakyti į trečią klausimą? Trečiasis klausimas skamba taip. Jei laive kas nors suserga mėnesinėmis, laive yra paskelbiamas A.
Gedulas. B. Šventė. C. Karantinas. Koks yra jūsų atsakymas? Nebūtų galima pakartoti klausimą ir atsakymų variantų? Galima. Bet minus 1 taškas. Klausimas skamba taip. Jeigu laive kas nors suserga mėnesinėmis, yra skelbiamas A. Gedulas. B. Šventė. C. Karantinas. Koks yra jūsų atsakymas? Tai turbūt šventė. Pagalvokit, gal kažkaip tai neskubėkit atsakyti. Kitaip gali būti, ne? Nu, nes kažkaip nelogiškai šiek tiek. Nu, nežinau, čia kaip ir... ar čia taip. Aš irgi nežinau, čia nežiūrė nelogiškas klausimas, čia yra... Šiaip čia kaip ir trečias jau klausimas. Čia kaip ir galima laimėti, čia Aldefoną. Aš supratau, tai nelogiški klausimai visą laiką būna gale, tai... Nei vienas čia nebuvo logiškas, aš tam nelogiški atsakymai. Bet tai gal, pagalvokit. Ai, tiek to, negalvosiu daugiau. Nenorit gal norit pakeisti tiesiog atsakymą? Ar šventė? Ne, tiek to, tegu lieka. Na, aišku. Gerai. Ir tai yra atsakymas, kuris yra... Neteisingas! Kaip tu galėjai juos sakyti? Teisingas atsakymas! Pas tave gal galvoj tušena! Kandys surėjo protą! Pralašė Aldefoną, buvai taip arti! Mes siūlome jums sužaisti žaidimą Vabank. Jeigu jūs atsakysite į bonus klausimą teisingai, jūs visgi dar galite laimėti naujutėlaitį mobilųjį sumanų Aldefoną. Taigi, finalinis bonus klausimas Vabank skamba taip. Koksai Steve Jobs žmogaus numeris. Atsakymų variantai. 3, 8 ar 12. Koks yra jūsų atsakymo variantas? Koks yra Steve Jobs žmogaus numeris? Na, koks jūsų atsakymo variantas? 8. Ne! Nu, gerai, nu. Aišku, kad ne. Aišku, kad ne. Aišku, kad, nu, gerai, tiek to. Prašikai Aldefoną. Nu, tai viskas. Tai koks pas tave telefonas? O, koks geras. Koks? Šūbas pas tave, ne telefonas. A, ne. Dušas. Gerai, kaip ten bebūtų, smagu buvo, aišku, pakalbėti. Tu gal turi šitas mums klausimai, kurį mes, jeigu neatsakysim, padovanosim visgi to Aldefoną. Tai tiek to neturiu aš tokių kvailų klausimų ir tokių kvailų atsakymų. Atsakymų tai turėjo? Taip. Ne. Negalėčiau sugalvoti variantų, supranti. Visgi, pabaigim tada pokalbį ir noriu pasakyti, kad tave trukdo iš tikrųjų radijos stotis Zip FM. Supratau. Jo, dabar čia visi supranta, kai džinglas sugroju. Labas, Julita, kaip tu laikaisi? Gerai. Julita, tave užregistravo... Tavo draugai. Justinas, tavo draugas. Aš užregistravau tave. Aš tavo geriausias draugas. Tik tai gaila, kad jis ne Jankevičius, jis tiesiog Radzevičius. Va kaip. Fainai čia pajuokavai, taip? Tai va. Neblogai. Nu tai gerai, tai kita tada. O dabar paduokim šiek tiek šviežios muzikos Holy Ghost naujiena It's Not Over. Dmitry from Paris.